Kas saliutė nebūdinė? Ko atneši tą dažinę? Būdink saliutį greičiau. Pabūdinsiu, palauksi. Dažinimą padarysiu, nunešiu. Būdink. Galai neduot. Tu palauk, tu nerek. Buvai Gurba nuvėjus. Sutvarkyta. Gurba sutvarkyta viskas. Neutura čia man Tu durnos. palauk, tu nebūk durnas. Žinok, kad važiuos Anės. Sako, tu žinai, mašlaiks aš kart Gurbam dabar. Taigi žinok, Anės pagal Gurbų padabas ir supras, ar mes su bagarbės bagoti. Jiegi pasokas reikia. Dabar, kad būt viskas bagoti. Sutvarkyta. Gurba skelb saliutį. Ai, nu. Ką neduot? Ai, Jėzau, tu krevagi, panevuliaugi, kreveliugi, tu padabokas, dažundai raudoni, ai, Jėzau, kevuliau, kada gyveno, tu grįži, vaikelagi, kelkis, atvažiuos, visi kelkis, Kaip šias kelpas? kelkis, Oi, kaip gera mum. Aš žinau, kad kelkis. Matai, valdy savo, sustarišius išpažinai labiai Kelkis, kelkis, tai reisi patalai tvarkyti. Oi, kaip gerai nusnaudžiau. Nu, kas pasidarė? Ale, žinok, sėskis, moku pasakyti. Ale, jau kokį sapnų sapnavau. Jau kokį darnų. Ai, aš vilčiau, ai, aš pati. Taigi ir nebuvai tu šitą. Žinok, prilinda prie manęs. Ir žinai, kaip pasakyti, ir žinai, ir Anas papaėmė taip apskabina, va šitą per nugarų pabraukę, žinok, pažiūrėjau. A paskui tik prisiglaudėm. O jūs per sarnuotę, kelkis, greičiau. Ir pabučiava, ir va čia. Einu dar pamėgosiu, Važiuot bažnyčią, paskui mišęs, aš užsakysiu. Tai sutarėm atvažiuo šiandien. Geras. Tėš, tau tai šitągi matai gerai, tu tai su momu gyveni. Man gyvenų kažkokį sakė, atvažiuos gida. Matai, dagi, iš kažkur tai taliausiai. Varga ir su mama buvo. Tolesnį mes savo dorasam ir mylėjam. Lieka gyvinti ir gyvena. Geriau mamytė tik man apsvirta, tai kad sijonas kundžių visą sukapotas. Sukapotas. Kamerą įsiskryniu atsidarysi, rasi undarokas yra. Marškinis išploviau, sausi gražus, net girgžda. Drabelas visą sucaudžiu, visą kupą dariau. Mamytė. Dagi. Mamytė. Nu, kas darė? Nenori, aš susiklausiu, tas triokų žemį. Jei tu jo matei, jei tu žinai. Aš vis tiek nenoriu, aš ar matyti nenoriu. Ar jis reikia daga, kad grįžtai pasiri blynų, ar kaip tai bet blynų. Jeigu ir nereikia, tu jam kepsi blynus. Mamytė, aš kurgi kas jau kaip tai nekalbu. Vaiką prie prastant suveistat ir gyvėstat. Einam tėvai mes vilktas. Vaizgraži balta gulbelą. Ai, esu, ką jūs gerai girdit. Toliau. Ai, mūsų gulbelą. Ai, atdarbštė gulbelą. Ai. Tiek reikia su pirmai saulą spinduliais, anatuoj darbą dirb. Ai, jau per visų dienų prisdirba, vakarį tik papateriauna ir užmiega. Ir tai Silvestrai nutakės kaip tik ir reikia. Ai, tėveliuk matinyt, žinokit, Silvestras irgi bernas nešpėtinas. Taip. Nelaidokas, nebijokas ir bais gerbiamas savo aulyčiai va. A jeigu tą pakalbėsime apie ūkį Silvestrą, tai turi Anas žemės griaus mašiną, kiek pamatininkai važiuoja matuos dar neseniai. Tai arklių 6 turi.
10 karvių melžiamų, a minkštas visas. Tai kiaulių pilnas tvartas nugarom, tik stoji visą žviegia riebės, vištų pasilviestrų, žusų yra, tik va, nu nėr vienas, kaip sakyt. Nu ir ko vida jums trūksta? Nugi nėr šeimininkės, tėveliukai, nu. Ai, nu jau tas pravda, tai pravda, jeigu namie nėr gaspadinės, tai jau čia šūdas nedavai. Taip, Ką tava? taip. Ale? Turim. Atvesiu parodėsiu. Dabosma, vatinį. Tėvai nebūk įpras. Einam, svečiai atvažiavę, žinot, reikia. Einam. Čia šitie, tai pasisveikin. Ir kiti pirštais badai. Neįsiu, nenau, neįsiu, eik, neįsiu. Ir pasisveikinu. Parumžiu suminalė, kokia gulbela, kokia graži svieta, matai, tai sėskis lelijėla, prie mano dabilėlę, va. Ko dabar tai devynias pėtnyčias atalakai? Kas? O tai man su juo gyvint reikės. Tai neugi man, aš kaip su tėvu gyvenu. Sėsk, vaikeli, sėsk prie stalo. Man va šitas pagražesnis. Saliukuota, Kas tai visas šneka, viskas gerai Aš tai nenoriu neįsiu. Nu, geitas savo. Kaustis Sarmata, žinok, vaikelą. Žinok, toks bagotas vyras ir dešpetnis. Ir didelis. Ką čia Kada čia šlimtų? Šeimininkės ar ką reikia? Reikia tėveliuk šeimininkės, reikia, va, šiek Silvestras sakiau, kiek plačiau. Šeimininkės, tai tada. Išgirsma savo vaikų, raudėlą gerą. Oi, darbšti. Tu nebūk skupus duodi, kad Nu tai, seniai sakam, damas, karvį pridėsma. O, dėkui, dėkui. Dar telyčių. Telyčių. A gal dar yra su visulinėjku. visulinėjų? Su visulinėjku. Nu, dar jeigu pakrapštys mama, dar lytų. Kokių 500. Daugiau prašys. Tėveliuk matiny, nu auksą žmonės, jūs auksą žmonės, žinokit, Saliutė pas Silvestrų gyvins kaip, nu kaip aniuolas, nešiosiu nurunko, darbštus Silvestras, tai sakau, kad, gal sakau, jeigu šit sutarėm, tai tada Saliut gal nuimk šitų rūtų vainikėlį, atidyk. Nešk, sakau, reikia, kaip sakyt, jau ir sutarėm. A gal dar statėsi patiesiam? Patys matė. Ir sužadėtuvės buvo. Kitų rytų jaunieji važiavo Saliutės parapijos bažnyčią nuo Žūsakų. 3 sekmadienius iki Vesalės pasumas prieš pamokslų kunigas skelbė, kad materystės sakramentų priima Salemėja Paužalyčia ir Silvestras Grašiokas. Atraudoja Saliutė savo mergvakarį, bernvakarį atšoka ir Silvestriokas. Išauša Vesalės rytas. A žinot, Saliutė ant palaukimą, nu reikia ant palaukimą, nu dar ant palaukimą, da biškį. A muma per švintės, nu jeigu jau ir berniokai, jų tegul pagrajina. Atsdūskim, pasklausykim berniokų.
tuos namelius. Labai prašom priimti mūsų saliutės suvertų, mergiočių išaustų ir svačias išbalintų abrūsų. Prašom ryšėti per visas visalės dienas. Dėkui, 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 dėkui. Ryšėsma parvysiu vesalių šito brūsų ir minausma. Tai būkit pasveikinti tėveliukai, būkit pasveikinti visą kompaniją. Kurgi baltoji gulbela, kad nematau? Mūsų baltosios gulbelės reiks paieškot, jeigu matynytės su tėveliukulais. Ar laisva? Tai jaugi laisva. Ieškosma, Silvestra, ieškosma. Tai bandysiu tada iš šitą šoną. Ir pa. Nieką nejaučiu. Na! O, koks tai kietas daiktas. Traukiu. Silvestrai, padabok, ar šita? Ne. Vaikėlį netinku? Tinki, gaspadį, tinki, tik truputį vėliau. Gelzik, tu mane skaituosi skaunata per žapus. Šeimininkų. Nemoka nuotakas ieška, nemoka nuotakas ieška. Gerai. Bandyšmai iš kitos pusės. Nu, ims makytų pusės. Ir... Va jau. Aš pitanėlę rukelas paėmė. Minkšta tokia, minkšta. Nu, ir atas. Atapok, Silvestrai, kas ta grožį. Šita? Ne. Jaučiu pasisveikina su manim. Bela. Na, Oi, kokia gulbė šita. Nu, saliut, kai tau pasisekė stalą. A dabar kreipiuosi visų kompanijų ir kad nesumaišyt, paskaitysiu iš raštą. 3 dienas nemiegojau, susrašiau. Aš esmu tarnas, mūsų bernelę, žaliąją varėlę, kad šitam gražiam kumpelį mūsų brungės lietuvėlas surada savo mergelį, kaip žalių rutelį, ir žada jau jim prie šoną sadyti, meilių žodelius kalbėti, visų kumželį mylėti, jas vienas klausyt ir savo valyti. Taigi šiandien buvau rūtų darželį, katram auga dyga žalias rutelas, kai palaiminti tėveliukai. Oškis sesula, oškis jaunoji. Господин karšti darbus ir karštų tiesą. Dar toks sakė mokytoja Rita, kad yra aukštaitiškė, ne? Taigi ir aukštaičių pats pagrindinis dalykas. A, kurgi svočia?
Agi, mama, padaryk, brangioji. Tai kągi nieko nesakai. Nepasakei, O tai nesakai daiktų iškep. Ringai karvoju, aišku, tai kokia gyveselė, bet karvoju. Matom didžiausia šia piragas pūksa ant stalo. Ale kaip panas atsirado į aukštaičių stalą? Iš kur dabar? Žedytis tai žedytis. Karvojų įsikepė, aš čia karvojaus sesuo yra iškepta. Ole, tai pasakykit dabar, kaip panas atsirado iš kur? Jau господин Kas pavadinimas toksai? Vesalės, jau reiškia. Aš nežeidinėjau, patikit čia Palaukite vieną raudą dar netekėjus, tai tikrinu, kokia bus, o čia bus, ar gera, ar negera. Nu, taigi susirūpinau draugę, taigi reikia. Taigi taip, dabar truputėlį aš jums pasakysiu. Kepė karvojų šitų, tai mūsų duonas sekelis, mokytoja pasislaipė. Tai va, kaip atsirado karvojus? Nes kiekvienoj vesalėj buvo karvojus pas aukštaičius. O tas karvojus buvo kepamas su vištienu, aišku, biški didesnis. Mes pagailai, su vištienu. Ir kaip jisai buvo vadinamas, aš gal jums nesakysiu. Nu, baisiai negražiai. Bet mūsų jaunimas jau tų žodį vartoja. Ar žinot kokį? Tikriausiai žinot visi, raidė tik U vieną pakeista ir viskas. Taigi va, jis buvo vadinamas kuo? Kur? A, toliau nesakysiu. Nes vištos anksčiau gilioj senovėj buvo vadinamos ne vištom. Teisingai girdėjau žodį. Tai vat ir atsirado ant aukštaičių stalo toksai pavadinimas. Toliau aukštaitiškams yra karka, ne? Bet žemaitį kepė. Bet žemaitį kepė. Bet teisingai padarė, nieko. Sūrys aukštaitiškas, dešra irgi aukštaitiška, na ir žagarėliai, saldumynai. Tik tai dar būdavo ant aukštaičių stalo, tai tokie koldūnai verdami. Saldus koldūnai. Dabar pasakykit, virtinis nuo koldūno kuo skiriasi? Koldūnas didesnis. Teisingai būdavo, kad vyras jau prisėdęs, kokius 4 suvalgęs, jisai būda sotus. Tai delno dydžio tie koldūnai. Tai va toks yra aukštaitiškas stalas. Na, aišku, galima sakyti daug, bet veselnikai labai išalkį. Važiavo bažnyčią, važiavo iš bažnyčias, nervavo čia. Jaunoji dar nukris nevalgius, tai prašom, dabar dar yra žemaitiško kastinio.